Sveiki visi, turime gruodžio vidurį, gruodžio 18 dieną, paskutinė šių metų apžvalga, nes sukrenta labai daug švenčių artimiausių metų, bus atostogos, tai tikriausiai visiems reikia pailsėti ir bus gera proga susitikti jau sausio mėnesį, kai praeis porą savaičių. Tai 282 apžvalga vedu aš, Marius Dubnikas, Compensų Life verslo plėtros vadovas ir pakalbam apie tai, kaip čia baigėme tuos metus. Tai manau, kad iliustruojant šių metų eigą visą, tai tas VIX indeksas, apie kurį kalbėjom ištisus metus, 50 kartų turbūt iš eilės, na, iš tiesų ir parodo, kokia buvo didelė drama kovo, gegužės mėnesį ir kiek rami vasara, kiek, sakykime, tam tikrų pabangavimų buvo metų pabaigoje, bet vėl viskas grįžo į labai ramius taškus ir metus baigėme iš tiesų pakankamai aukštose lygiuose, galbūt ne pačiose aukščiausiose, kurios prognozavo didieji bankai, bet tas lygis yra iš tiesų daug didesnis, negu jo buvo galima tikėtis šių metų pradžioje, kai prasidėjo Donaldo Trumpo kadencija, muitų karai, įvairūs ekonominės turbulencijos, kurias matėme. Na ir, bet galiausiai ekonomika ir skaičiai, ir pelnai, ir svarbiausiai technologijos nugalėjo. Ir grįžome į pakankamai ramius laikus ir tikėtina, kad šie metai, na, daug dar liko porą savaičių, nebent kažkas labai stipriai pasikeistų ir nutiktų, bet panašu, kad baigsime tikrai pakankamai ramiai. Tai ir pakankamai aukštose taškuose. Kas dabar buvo iš tokių įdomesnių dalykų, tai Europos prognozės skelbiamos ir Europos centrinis bankas tikisi kitais metais stipresnio, sakykime, augimo ekonomikoje, tai čia prisideda ir pakankamai patraukli energetikos kainos, prisideda pinigų įliejimas į gynybos sektorius, kurie natūraliai stums į priekį. Anglijos centrinis bankas ketina toliau mažinti bazinės palūkanų normas. Na, Europoje tokių teigiamų nuotaikų metų pabaigoje yra išties pakankamai daug. Didžiulė lentelė, bet pabandysiu panaviguoti. Iš tiesų, Europos Sąjungos rezultatų prognozės, ką ketinama matyti su įvairiomis šalimis, įvairiose šalyse, tai čia galima tiesiog paspausti pauzę ir pasižiūrėti į tuos skaičius ir pasianalizuoti. Bet kas yra įdomu, tai Lietuva iš tiesų atrodo bendrame kontekste labai labai gerai, tiek baigiant šios metus, tiek pradedant 26 ir prognozuojant 27 metus. Tai mūsų augimas svyruoja apie 3,2 procentus. ES vidurkis yra 1,4 praktiškai, nesiekia 1,5%, nekalbant apie eurozonos, kurioje mes esame, ekonominis augimas yra daug mažesnis. Kas liečia infliaciją, pas mus irgi nematoma, labai didelių augimų svyruojama apie 3 procentus, aišku, tvarus lygis yra 2 procentai, kas yra eurozonoje ir kas yra Europos Sąjungoje. Bet tie 3 procentai esant mūsų augimo tempams turbūt nėra kažkas tai labai blogai. Kas liečia nedarbo rodiklius, tai tikimasi jų sumažėjimo tolimesnio, tai didesnis užimtumas, didesni atlyginimai tikėtina artimiausius 2 metus. Ir prekybos balansas Lietuva išlieka eksportuojanti šalis, tai yra mes eksportuojame daugiau negu importuojame ir einamoji sąskaita mūsų yra teigiama. Tai čia yra labai puikus dalykas, nes kai prasideda minusai, tai prasideda labai labai blogi etapai. Na ir biudžeto subalansavimas, apie kurį kalba visa Europa, tai iš tiesų pas mus yra virš 3 procentų. Panašiai kaip ir Europoje. Čia kažko labai neišsiskiriam. Artimiausių 2 metų uždaviniai niekaip kitaip neleidžia subalansuoti biudžetą. Ir manau, kad mes neturėsime labai didelių įtampų su biudžetu surinkimu ir skolinimuose, nors mums reikės skolintis kitais metais net 7 milijardus eurų papildomai, tai yra milžiniška pinigų suma, bet to reikalauja gynyba. Kas yra iš tokių įdomesnių ir kas mane džiugina, iš tiesų tai yra, kad mūsų kaimininės šalys, tai yra Lenkija,
pagrindinė mūsų eksporto rinka, turi ekonominį augimą ir jisai yra vienas didžiausių Europoje, tai mums tai yra puikiai žinia. Labai žemas nedarbas Lenkijoje - 3 procentai ir infliacija taip pat nėra didelė, aišku, pas juos su biudžetais, kadangi jie leidžia milijardinės lėšas į gynybą. Aišku, šalis 10-15 kartų didesnė už Lietuvą normalu, bet jie labai agresyviai ginkluojasi, tai jų biudžeto disbalansai yra dideli. Tai žiūrint į ateitį, manau, kad čia yra kairiai pusėje viskas yra tvarkoje. Dešiniai pusėje turime iš tikrųjų didelius disbalansus su skolomis. Ir aš nežinau kada, bet turėsime tikrai iššūkių ir daug diskusijų apie tai, ką daryti su disbalansais biudžetuose, nes jie pasidarės darytis sunkiai pakeliami. Tai kai visa Europa auga ten 1 ar 1,5 procento, biudžetų disbalansai yra 3 ir daugiau procentų, na, suprantame, kad santykis tarp skolos ir sukūrimo bendro vidaus produkto iš tikrųjų yra neigiamas ir santykis blogėja. Ir artimiausių metų blogės, tas per kelis metus išsivers į kažkokius tai rimtesnės diskusijas, kur turėsime priimti ne visiškai populiarius sprendimus. Tame tarp ir Lietuvoje, aš manau, kad. Bet artimiausi 2 metai atrodo ganėtinai stabiliai. Dabar Lietuvos bankas, tai rugsėjo mėnesio prognozė, iš tiesų labai panašiai prognozuojama su, ką ir skelbė ir Europa. Tai ekonominis augimas 3 procentai, infliacija 3 procentai, darbo užmokestis apie auga 8-7 procentus, nedarbo lygis šiek tiek pagal LB yra mažesnis, apie 6,5 procentų kitais metais ir sekančiais metais. Tai tokia metų pabaiga, sakyčiau, pakankamai gera, prasivėrus langą, žiūrint, kas ten laukia 26. Kol kas yra viskas ok. Vieną tik noriu pasakyti, kad paprastai metų pabaigoje visos prognozijos būna pakankamai geras, na paskui žiūrėsim, kaip bus. Tai bet kokiu atveju geros prognozijos yra daug geriau negu blogos. Kas dar? Šiąnakt Junktinėse Amerikos valstijose Donaldas Trumpas kreipėsi į visuomenę, buvo leista kalba per prime time, kaip sakant, per pagrindinius kanalus. Kas yra įdomu, kad anksčiau prezidentams nelabai leisdavo kalbėti per kanalus pagrindinių laikų, jeigu tai yra vis tik tai politinės kalbos. Ir čia buvo daug spėjimų, galbūt buvo tikimasi, kad bus paskelbtas kažkokios tai rimtesni žingsniai dėl Venezuelos, kurią blokuoja Junktinės Amerikos valstijos ir žvangina ginklais ir visi daug žmonių galvoja apie tai, kad galėjo būti paskelbimas apie tam tikrus ir karinius veiksmus rimtesnius. To nebuvo, nebuvo kalbėta apie Ukrainą, buvo kalbėta apie vidaus ekonomiką iš esmės. Ir pagrindinės temos yra infliacija, kainų augimas, žmonių galimybė nusipirkti kalakutą, pajuokaujant, bet iš tiesų apie tai buvo kalbėta. Apie tai, kiek kiaušiniai atpigo vištų ir panašiai. Panašu, kad Trumpas artėjant kalėdoms ir matant smunkančius savo reitingus ir artėjant 26 metų pabaigoje vyksiančius rinkimus, iš tiesų pradeda fokusuotis į vidinę politiką, nes prasideda lenktynės. Tai sausio mėnesį bus daug politikos, turbūt vidaus Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir klausimas, kaip bus su ta Venezuela, nes Venezuela yra daug arčiau negu Europa, negu kitos šalis. Venezuela yra netoliese Junktinių Amerikos valstijų, amerikiečiai ją tikrai žino. Na ir amerikiečių reikalavimas yra ganėtinai rimtas. Jie reikalauja atiduoti pagrobtas naftos atsargas ir leisti dirbti ten, kurie dirbo anksčiau. Tai priminsiu, kad keičiantis valdžiom, Venezuela pasirinko kelią nacionalizuoti užsienio kompanijų, tame tarpe ir JAV kompanijų turtus, bandė išgavinėti naftą, nelabai gavosi, daug prarasta, tai yra didžiausias pasaulyje rezervuaras naftos, bet iš to šalis neuždirba. Tai amerikiečiai gali būti, kad prieš rinkimus norės pirginti tiek Venezuela, tiek rinkėjų vaizduotę.
Tai tų vat kitais metais įtampų turbūt bus dar vienas taškas, kur galėtų būti kažkas tai nutikti. Šiuo metu beje, valstijos visiškai blokavo Venesuelos naftos eksportą, iš kurio dar šiek tiek jos gyvena. E, Venesuela šiek tiek gyvena iš to. Tai labai įdomu. Vėlgi čia galima įtarti, kad galbūt didelis paveikslėlis yra dar sudėtingesnis, galbūt yra ruošiamasi tikrai be rusiškos naftos apskritai gyventi, bet tada reikia iš jos kažkur gauti papildomai, tai Venezuela tas taikinys gali būti, į kurį nusitaikoma. Na, apskritai, resursų karai turbūt Donaldui Trumpui yra labai priimtini. Kas dar? Jeigu pažiūrėtume į pasaulį iš ekonominės pusės, ką mes pamatytume, tai iš tiesų skaičiai ganėtinai ramus. Kaip ir apie Europą kalbėjom, labai panašiai viskas vyksta taip ir pasaulyje. Tai nedarbo rodikliai yra labai žemi, apie 5 procentus visur sviruoja. Infliacijos taip pat nėra, nors yra jau ir baimių, kad jinai gali kitais metais šiek tiek kilti. Na, kol kas aš šiek tiek abejoju, ar yra tokia rizika, nebent žmonės pradės labai stipriai išlaidauti, turėdami darbų, turėdami didesnius atlyginimus, bet kol kas ta tendencija nėra jinai tokia baugi. Tai 2-3 procentai infliacijos čia nėra kažkokia tragedija, mes matėm daug baisesnius skaičius prieš kelis metus. Palūkanų normos stabilios, sakyčiau, 2-3 procentai. Kur problemos yra, tai tas pats, kas ir su Europa, tai augimo praktiškai nėra pasaulyje, niekur išskyrus JAV ir, na, turbūt išskyrus JAV, daugiau augimo nėra. Na ir valstybių skolos, tai yra disbalansai ir pačios skolos lyginant su BVP. Tai Lietuvoje šitame kontekste atrodo tikrai pakankamai gerai, dėl to, kad mūsų skola per artimiausius 2 metus be abejo perkops 50% nuo BVP, bet tai yra gerokai geresni rodikliai netgi negu tos pačios Vokietijos, kuri jau viršė Maastrichto kriterijus pagal savo skolą turėdami 62 procentus. Neblogai atrodo ir mūsų aplinkinės valstybės, mūsų pagrindinės eksporto rinkos, ta pati Vokietija, sakykime, nors augimo nėra praktiškai, absoliutus nulis, bet finansai, užimtumas atrodo pakankamai gerai, o mes būdami pakankamai maži tiek Lenkijoje, tiek Vokietijoje, tiek Skandinavijoje, tiek Latvijoje, tiek šiuose regionuose mes tikrai rasime savo nišą, kur yra mūsų eksporto rinkos. Galbūt didelio eksporto augimo mes neturėsime, nes jis apskritai šiek tiek biškai pristojęs, bet turėsime vartojimą ir turėsime vis tiek savo nišas rasti tose šalyse. Tai va tokie nauji metai, artėjantis ganėtinai ramiu ritmu, įeidinėjame į šventinį laikotarpį. Ir tai yra, bent jau tikrai nėra blogai. Nėra bloga situacija. Rizikų yra, bet jos visada egzistuoja. Ta prasme, blogiau, jeigu nematai rizikų. Tai jeigu nematai, greičiausiai jos egzistuoja, bet tu jų neidentifikuoji kaip po tokių. Tai va čia yra turbūt tokia bendra situacija. Na, judant toliau apie bendrą mūsų apžvalgą savaitinę, grinai, tai akcijų rinkos šiek tiek koregavosi, irgi pristojo augimas 6750 punktų. Panašu, kad 7000 nepasieksime, kaip buvo prognozuota metų pradžioje. Ir buvo vilčių dar spalio mėnesį, kai ganėtinai sparčiai judėjome į priekį. Tai stabtelėjimas yra, vėlgi, rezultatai paskelbti. Duomenų naujų kažkokių tai labai stiprių turbūt, kad mes nematysime iki kitų metų. Tai ta ramybė turbūt nuramins ir finansų rinkas. Tai galimas svyravimas, aš manau, kad 100 plius minus punktų ribose per tas kelias artimiausias savaitės bus kažkokių reikšmingų pokyčių. Jeigu nebus naujienų kažkokių, matom, juoda gulbė ar geltona gulbė nusileido į ežerą, kai nustembi, kas gali nutikti, ko nesitikė, tai jeigu to nebus, tai manau, kad ganėtinai ramiai turėtume baigti šios metus. Euros stoksas irgi arti rekordinės aukštumos, bet atsitraukė nuo rekordų. Apie 1,5% nuo rekordinės aukštumos yra. Prognozijas kitiems metams irgi ganėtinai geros, nes Europa vis tik tai lies daug pinigų į ekonomiką. Ta gynybos pramonė, sakykime, paramos pinigai įvairūs, tikrai duos savo. O Lietuvoje šalia gynybos pramonės mes dar turėsime pensijų reformą. Labai bus įdomu stebėti pirmosius mėnesius,
Manau, kad bus labai indikatyvu, kiek žmonių vis tik traukiasi iš sistemos ir labai skirtingos nuomonės. Tai kiek yra klausų, tai sviruoja nuo 35% turbūt iki 70%, kad žmonių trauksis. Pamatysime pirmus mėnesius. E, Ant mano siūlymas tikrai nerekomenduoju skubėti. Jeigu net ir nusprendėte trauktis, pasižiūrėkite, kaip vyksta dinamika. Nereikia sausio pirmą dieną spausti mygtuko. Tai va, euro dolerio kursas išlieka aukštumose, euras stiprėja metų pabaigoje. Čia vėlgi Trumpo kalba šiaip tai šiek tiek suneramino tiek investuotojus, tiek visuomenę, nes jeigu Trumpas kalba apie ekonomiką kaip viskas gerai, tai paprastai visi sako, kad kažkas yra negerai, kad jisai taip išstoja ir netikėtai, ir toks netikėtas žanras Trumpui, tai stiprina euro ir kitų valiutų pozicijas, dolerį šiek tiek smūgdo. Visiems šiek tiek ausis pakyla suklusti, o kas vis iš tikrųjų vyksta. Brent rūšies nafta šią savaitę testavo $60 už barelį ribą. Labai įdomus dalykai iš tikrųjų vyksta. Venezuelos eksportas blokuojamas, rusams ruošiamos papildomos sankcijos, nafta pinga ir tai atrodo, kad na, visiškai skirtingi veiksmai, kurie turėtų būti atliekami, bet ko gero, kad tai yra labai labai kontroliuojamas procesas, ruošiamasi iš tiesų spausti rusus ganėtinai stipriai. Nes jeigu Brent kainuoja $60, tai šią savaitę Urals naftos kaina biržoje krito žemiau $40, kai jie susiprognozavę, kad jų biudžetai bus tai $70. Na tai vyksta iš tikrųjų nuožmus finansinis ekonominis karas ir tai yra labai įdomu stebėti. Beje, nafta šią savaitę kainavo pigiausiai per visus metus. Tai metus irgi baigiam su pigia nafta. Dujos taip pat žemumose, pigiausiuose taškuose šiais metais ir apskritai per paskutinius 5 metus. Tai kaip ir nafta, beje, 5 metus pigiausiame taške praktiškai. Jeigu neskaitysime ten tokių nedidelių greitų pasiūravimų, kur buvo net neigiami taškai. Tai čia yra geros žinios, tai yra stabilumas ir stabiliai ateiname į kitus metus, saugyklos yra užpildytos mažiau negu pernai. Bet pagal tai, kad jau pradėsime sausio mėnesį, galima konstatuoti, kad dujų ir energetikos iššūkiai yra baigti. Sausį pragyvensime, vasarį pragyvensime su kažkokiu stebuklu nebus, nebent diversijos ir kažkokie baisus dalykai. Kas liečia varį, labai įdomus viražas. Pirmą kartą varis juda į priekį, tiksliau ne pirmą kartą juda į priekį, bet pirmą kartą konstatuojama, kad dėl Kinų ir Junktinių Amerikos veiksmų elektros pramoniai ir elektros tinkluose, būtent dėl paklausos, o ne dėl pasiūlos vario kaina juda. Tai čia irgi gera šiaip ekonomikai žinia. Metų pabaigai manau, kad tikrai gera. Na ir auksas, vėlgi, visos geopolitinės įtampos, infliacijos klausimai, auksas toliau juda stabiliai į viršų, arti rekordinių aukštumų. Kai bus kitais metais, aš matau daug rizikų aukso kainai. Tai jeigu, tarkime, baigtųsi Ukrainos karas, jeigu, tarkime, neturėtume vis tik tos infliacijos, tai čia yra rizikos, kad aukso kaina galėtų mažėti. Bet kol kas tai nei vienas, nei kitas neįsigyvendino, tai kaina juda į priekį. Na ir mūsų fondai, tai metus baigiam su tikrai neblogais rezultatais, mažama rizika sukasi apie 3% metų pokytis, tai yra tikrai solidus rezultatas. Tokio, kokio reikėtų tikėtis, sakykime, žemoje rizikoje. Vidutiniai rizikoje sukamės tarp 2-4%, šiek tiek mažesnė grąža, sakyčiau, negu kurios reikėtų tikėtis apie 4%, kad maždaug visi fondai suktųsi 4-5%. Na, bet čia vėl, algoritmai suveikia iššūkiai visokie ir panašiai, bet šiaip bendrai paėmus ilgo periodo rezultatai išrašties metinės grąžos, kur siekia 4, tai yra beveik 5-6%, manau, kad tikrai yra gerai ir šie metai nebuvo kažkokie tai vidutiniai rizikai išskirtiniai. Na ir rizikingiausi fondai, čia turime puikius rezultatus, tai skyrus galbūt JAV, bet JAV praėjusiais metais baigė labai, labai stipriai.
Tai šiek tiek pailsėjo, bet Europą nustebino milžiniškom gražom, ypatingai naujai pristatyti, nu, paskutiniai pristatyti fondai VIX Central Europe, kur dominuoja Lenkijos kryptis 47% graža, Europos Avaronas 30%, na, kiti fondai, sakykime, ten Suomiškas 25 arba Japonijos 15, tikrai puikūs rezultatai. Na ir kiek daug kartų šiais metais jau sakiau, labai mane džiugina žalesis tvarusis fondas, ESG fondas paskutinis. 11% gražia su tvariu fondu yra labai labai geras rezultatas. Tai bendrai vertinant tikrai tas, kas investavo periodiškai, darė tai nusekliai ir investavo ir kai buvo pakilimai, investavo ir kovo, ir gegužės mėnesį, kai buvo ženklus kritimai ir atrodė, kad jau čia baigėsi dar vienas ekonominis ciklas, na, iš tiesų išlošė pakankamai daug, o tie, kurie investuoja ilgą laikotarpį, tokios gražos padidino jų ilgo laikotarpio gražas tada ganėtinai ženkliai. Tai tiek iš manęs. Kitas susitikimas bus jau tik sausio 8 dieną, nes pas mus jau puola dvi išeiginės ketvirtadieniais, tai yra 25 ir 1 diena. Ir sausio 8 dieną pažiūrėsime, kas įvyko per visas šventinės dienas, kur pajudėjome, kaip tik prasideda tie metai. Tai bus 283 kartas, tradiciškai 16 val. Tai ačiū Jums ir iki pasimatymo jau kitais metais.